Matosi skaidrės? Taip. Tai sveiki visi dar kartą. Prieš pradedant šį webinarą informacija trumpa tokia, kad webinaro dalyviai vieni kitų negirdi ir nemato. Tad jeigu norėsite kažko tais paklausti ar pakomentuoti, kviečiam tą daryti Q&A. Apačioje matysite tokį susirašinėjimo ikonėlę ir tenai galima rašyti savo klausimus. Taip pat galima bus ir pakelt rankytę, raise hand mygtuką paspausti ir klausimą užduoti gyvai. Tačiau klausimus užduosime po kiekvieno pristatymo. Šiandien bus pristatomi 2 vadovėliai - lietuvių kalba ir literatūra 10 klasiai. Informacija dar trumpa apie pačią mūsų leidyklą. Galbūt kas esat negirdėję, tai nuo kovo 19 dienos Baltų lankų vadovėlių savininkė tapo KLED grupė ir nuo šiol leidykla gyvuoja naujų pavadinimų, tai Baltos lankos KLED. Šis proveržis mūsų leidyklą nukreipia į naujovių kupiną kelią, siekiant užtikrinti aukštesnę Lietuvos švietimo kokybę. Taip pat visus labai kviečiame užpildyti registracijos formą, jos nuorodą pasidalinsiu. Ir visi užpildę šią formą turėsite galimybę pirmieji gauti informaciją apie mūsų naujus leidinius, taip pat gauti nemokamus vadovėlių ir kitos mokomosios medžiagos egzempliorius, būti pakviesti į renginius nuotolinius ir gyvus. Taip pat labai kviesime dalintis ir savo nuomonę atsiliepimais, o visų, kurie užpildys šią anketą, laukia ir dovana, tai patogus darbo kalendorius 2024-2025 mokslo metų eigai. Tai nuorodą pasidalinsiu. Čia matote mūsų jau parengtus lietuvių kalbos vadovėlius. Turime 5, 7 ir 11 klasiai. 5 klasė taip pat turi ir pratybų sąsiuvinį. Turime rengiamus vadovėlius. Čia matote 6 klasės, 8 klasės, 10 klasės. Parengti literatūros vadovėliai yra 5 klasiai, 7, 9, 11. Ir rengiami literatūros vadovėliai yra 6, 8, 10 ir 12. Ir visus vadovėlius galite pažiūrėti ir įsigyti Baltos lankos vadovėlį tinklapyje skiltyje parduotuvė. O dabar norėčiau žodį perduoti autoriai Juditai Džeržulskienei, kuri pristatys lietuvių kalbos vadovėlį 10 klasiai. Judita, įsijunkit mikrofoną, kad girdėtumėm jūs gerai. Taip, tai sveiki gyvi. Gal ir video, ar ne? Įsijungsiu. Sveiki gyvi. Aš esu Judita Džeržulskienė, vadovėlių nuo 7 iki 10 klasės kūrėja. Jau vadovėliai buvo anksčiau sukurti, pradedant nuo 16 metų, bet dabar atsižvelgiant į naują programą, jie perrašomi ir pritaikomi pagal dabartinius reikalavimus. Taigi galima eiti į kitą skaidrę. Aš trumpai šiandien tada ir pristatysiu, kuo siekiu šitais vadovėliais. Labai noriu, kad tai būtų šiuolaikiška, patraukli kalbinio ir komunikacinio ugdymo priemonė ir kad atitiktų ir amžių, ir šiuolaikinius reikalavimus. Aiškiai suvokiame, kad dirbtinis intelektas ir skaitmeninėje sistemoje esančios įvairios programos, technologijos, skaitmeniniai įrankiai, jie visiškai keičia mokymą patį ir reikia turbūt persvarstyti, koks turėtų tas mokymas, kokie turėtų būti mūsų uždaviniai mokant jaunąją kartą, 10-tokus šiuo atveju. Ir kaip sėkmingai pritaikyti, nes nebeįmanoma netaikyti šitų technologijų, bet kaip jas sėkmingai pritaikyti, kaip atpažinti, kad šitie įrankiai turi tam tikrų privalumų, daug privalumų galbūt ir trūkumų be abejo, ir kaip atsirinkti kokybiškas žinias, mokslinės žinias, kaip rasti praktinius tos patikimus šaltinius.
Taigi mokymasis dirbtinio intelekto arba technologijų amžiuje yra didelis iššūkis. Didelis iššūkis mums pedagogams ir didelis iššūkis turbūt yra ir moksleiviams, nes, kaip suprantam, reikia labai kritiškai į daugelį dalykų pasižiūrėti. Ir kitas dalykas, internete galima rasti be galo daug užduočių, daug pratybų ir pratimų įvairiausių. Tai nelengva kažką pasakyti naujo, bet stengiausi tikrai parengti vadovėlį taip, kad turėtų moksleiviai ką mokytis ir jūs mokytojai, kad turėtumėte su kuo dirbti, kad viskas būtų paruošta, patrauklu, įdomu. Man labai svarbu, kad visos pamokos būtų įdomios, nes kažkaip kartais gaila, kai matai, kad lyginama yra anglų kalba su lietuvių kalba ir visada sakoma, kad anglų kalbos priemonės yra labai kokybiškos, gerai parengtos. Aišku, mes tokių pajėgumų neturime, turbūt tiek daug tų priemonių negalim paruošti, bet tikrai labai norisi, kad visa tai būtų kokybiška. Tai kaip matote, čia bus ir tekstai, ir žodynas turtinamas, ir mokoma skyrybos taisyklių, rašybos, tarties, kirčiavimo, supažindinama su kultūros žiniomis įvairiomis. Galima pereiti prie kitos skaidrės. Ir vadovėlio skyriai apima kalbos kaip socialinio, kultūrinio ir istorinio reiškinio supratimo, kalbos sistemos pažinimo ir kalbos vartojimo ugdymo principus. Tai turinys yra paremtas programa ir bus išleidžiamos 2 dalys 10 klasės vadovėlio. Tai pirmoje dalyje bus kalba kaip socialinis, kultūrinis, istorinis reiškinys ir čia supažindinama su seniausiais rašytiniais šaltiniais, pirmomis gramatikomis, žodynais, pagrindiniais tyrėjų darbais, lietuvių kalbos kaita, įvairiais dabartiniais žodynais ir kalbos tyriamojo darbo principais. Bus raginama patiems atlikti kalbos tyriamąjį kokį nors darbą. Antroji dalis, pirmosios dalies antrasis skyrius bus fonetika ir kirčiavimas. Ir čia didžiausias dėmesys yra skiriamas elektroniniam kirčiuokliai, nes šiais laikais jau nebeįmanoma prašyti moksleivių patiems sukirčiuoti tekstus, kadangi vieno mygtuko paspaudimu galima gauti puikiai sukirčiuotą tekstą, tačiau jame yra tam tikrų trūkumų, tai mokėti kritiškai pasižiūrėti tą sukirčiuotą tekstą, tinkamai perskaityti pirmiausia tą sukirčiuotą tekstą ir įvertinus šituos trūkumus, juos ištaisius, galima puikiausiai kirčiuoti. Taigi šitas skyrius ir bus skiriamas daugiausia elektroniniam kirčiuokliui, su juo susipažinti, jį valdyti ir juo naudotis. Trečioji dalis yra leksika ir stilistika, tai supažindinama su leksikos normomis, naujažodžių duomenynų. Ypač įdomus, man atrodo, šitas skyrius yra naujažodžiai, nes gyvename tokiais laikais, kur leksika ypač turbūt sparčiai kinta, atsiranda vis naujų dalykų, naujų realijų, tai reikia jas visas pavadinti, tai moksleiviams tikrai bus įdomi šita užduotis dirbti su duomenynu. Ir moksliniai ir administraciniai tekstai iš stilistikos čia šitoje dalyje bus dar analizuojami. Antrą dalį sudaro taip pat 3 skyriai, tai žodžių darybai ir rašybai, žodžių darybos ir formų darybos skirtumus aiškinsis mokiniai, taip pat priesagų vedinius, priešdėlių vedinius, dūrinius. Ir antroji dalis yra morfologija ir rašyba.
Trečioji yra sintaksė ir skyryba, kurioje bus vientisiniai, sudėtiniai sakiniai kartojami ir mišriesiems sakiniams, sakinių nagrinėjimui, tiesioginės, netiesioginės kalbos ir citatų įtraukimo į tekstą dalys tokios. Taip, galima eiti prie kitos skaidrės. Tai šituo vadovėliu siekiama įvairių kompetencijų, tai pirmiausia pažinimo kompetencija, tai tos teorinės žinios yra visada pateikiamos aiškinamės dalyje, svarbiausioje dalyje, į kurią ateinama pamažu, vėliau pamatysime, kokiu principu įtraukiama yra teorinė medžiaga į vadovėlį. Man labai svarbu tas kritinis mąstymas, problemų sprendimas, tokių labai daug uždavinių yra, užduočių tokių kaip vertinate, kaip siūlytumėt spręsti problemą, gal tai iš vis nėra problema, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrinėjimas, tai visada skatinam pasidomėti, kaip žymūs žmonės išgyveno tam tikrą situaciją, ar aptarti, palyginti su savo patirtimi, nes mokiniams labai svarbu jų patirtis, ar ne, tai ką jie išgyvena, kuo jie gyvena ir kaip gali įvardyti tai, kuo gyvena. Tai galbūt bus skatinama prisiminti tam tikrą situaciją, kai kažkas įvyko. Vienu žodžiu, kiekvienas skyrius turi savo temą ir ta tema įtraukia į tokias paieškas įvairias. Taip pat bus strategijos, skaitimo, kalbėjimo, rašymo strategijos taikomos užduotyse. Reikia ieškoti informacijos, pristatyti temą, pavyzdžiui, kažkokį minčių lietaus strategiją pritaikyti ar parinkti argumentų keliamai problemai. Ir įsivertinimas visada labai svarbus, nes reikia pasižiūrėti, ko trūksta ir ką norėtų tobulinti. Toliau galima eiti. Tai komunikavimo kompetencija, kaip aš sakiau, daug užduočių yra kalbėjimui, klausimui, rašymui, skaitimui. Ir daug klausimų suformuluojama perskaičius tam tikrus tekstus ir skatinama įsivertinti, kaip aš klausausi, kaip aš galiu kalbėti, kad būtų įdomu kitiems klausytis, kaip kalbėti, kad būčiau išgirstas, žodžiu, įvairių tokių užduočių. Iš socialinės emocinės kompetencijos, kuri man atrodo labai svarbi, tai yra bendradarbiavimas, mokymasis poromis, grupėmis. Tikrai yra praktiškai vos ne kiekviename skyriuje tokių užduočių, kurios ragina pasiskirstyti poromis ar grupėmis ir aptarti tam tikrą klausimą, paskui mintį savo pristatyti bendraklasiams, ar ten, pavyzdžiui, alijas pažaisti žaidimą, kai kalbama apie antonimus. Aš manau, kad nereikia vengti tų žaidimų, tokių linksmų dalių, neturi vien tik mokymasis būti labai rimtas ir be atsipalaidavimo, kuris visada taip pat teikia gerų rezultatų. Tai labai nemažai užduočių tokių yra, kur kviečiama surengti apklausą, reitinguoti netgi, pavyzdžiui, su naujažodžiais, įvertinti, kaip paplitęs naujažodis, eiti kiekvieno bendraklasio paklausti, ką jis galvoja, vartoja, nevartoja, ar nėra girdėjęs, ir paskui reitinguoti, patinka ar nepatinka šitie naujažodžiai, galbūt savo gali pasiūlyti kokį nors variantą. Arba, pavyzdžiui, su duriniais padariau tokią irgi užduotį, kur yra lietuvių kalboje gali būti tam tikri variantai, pavyzdžiui, vienaaukštis galima pasakyti ir vienaukštis, su jungiamuoju balsiu ar be jo. Ir tiesiog, kad moksleiviai eitų pasirinkę tam tikrą porą tų durinių, eitų pabendrauti su draugais ir apibendrintų visus rezultatus, padarytų išvadas, koks vis dėlto variantas vyrauja kalboje ir tarp jų klasėje. Kultūrinė kompetencija.
Tai taip pat pereiti nuo to, ką skaitome apie žymius žmones, apie Lietuvai reikšmingus žmones, prie savosios patirties. Ir kultūrinėje, aišku, labai didelė dalis 10 klasės pirmos dalies, pirmame skyriuje bus labai didelė dalis tekstų, kurie tai kultūriniai kompetencijai įtvirtinti tinkami yra. Pilietinė kompetencija, taip, tai ir ekologinė, ir mandagumo, ir žmogaus tapatybės, šaknų, dėkingumo, įvairios kitos, įvairūs kiti dalykai bus minimi. Kūrybiškumas taip pat yra labai svarbu ir manau, kad čia taip pat kiekviename skyriuje rasime kažkokių tokių užduočių, kurios skatins įsivaizduoti. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad esate koks krepšinio autoritetas, sporto komentatorius, arba įsivaizduokite, kad jau praėjo 20 metų ir jūs jau rašot savo gyvenimo aprašymą, arba pratęskite autoriaus, rašytojo, pavyzdžiui, Kęstučio Navako, aš ten dabar užsirašiau miniatiūrą, česnakai. Na, tiesiog toks nuolat yra kviečiama kurti tekstus, kurti ir kelti hipotezes ir generuoti tam tikras idėjas. Ir dar galima tokių tarpdalykinių kompetencijų rasti vadovėlyje, pavyzdžiui, vienoje vietoje apie sakinius vientisinius, daug yra tekstų susijusių su menu, su skulptūromis, tai kviečiama, pavyzdžiui, įvertinti Vilniaus krantinės arką, Vlado Urbonavičiaus sukurtą, ar tai yra vamzdis, ar tai yra meno kūrinys, pasvarstyti. Taigi visos tos kompetencijos bus ugdomos šitame vadovėlyje. Galima eiti toliau. Vėlesnę skaidrę gal galima. Tai man labai svarbu buvo vadovėlio tekstai, kad tai būtų estetiškai vertingi, apimantis skirtingus stilius, žanrus, kaip sakiau, labai aktualios, mokiniams rūpimos ir diskusijas žadinančios temos. Ir galiu paminėti autorių tokių kaip Škėmos, Mačernio, Navako, Umberto Eko, Danutės Kalinauskaitės tekstai yra įtraukti, ir iš užsienio autorių Julie Enders, Žarnyno žavumynai, Aleksandro Havardo Dora lyderystė, psichoanalitiniai straipsniai, pavyzdžiui, net ir žaidimo taisyklės įtraukiamos, patarimai. Taigi tie tekstai yra įvairūs apie viską, apie laiko planavimą, apie kaip išmokti mokytis, apie valgymo kultūrą, kaip minėjau, ekologiją, sportą, etiketą, žaidimus. Tai ta paletė, ta skalė yra gan plati ir manau, kad bus mokiniams naudinga ir įdomu tuos tekstus skaityti, nes man labai svarbu, kad gramatika būtų aiškinamas kontekste. Ne pavieniai sakiniai, ne kažkokios nuotrupos tokios junginiai. Aišku, to neišvengiama. Yra ir žodžių junginių, yra ir atskirų žodžių, bet tekstas ir gramatika kontekste, gramatika pastebėti, kam ji reikalinga. Ji nėra šiaip sau išplėšta. Ji reikalinga minčiai perteikti, tam tikrai minčiai. Galima eiti toliau. Tai va čia matote, kaip sudarytas kiekvienas poskyris. Jis turi tokias dalis: stebime, aiškinamės, įtvirtiname, apibendriname ir įsivertiname. Tai visada poskyris yra pradedamas pastebėjimu. Einame toliau. Nes man atrodo, kad čia, kaip matote, citatą, naujosios kartos mokymosi centras yra tyrinėjimas, kad šiuolaikiniai skaitmeninio pasaulio mokiniai mokosi geriau, kai yra įtraukiami
ir reikšmingą ir intelektą stimuliuojančią mokomąją veiklą, kad jie tyrinėtų, kad jie pradėtų pastebėti dalykus ir pamatytų, kad aš daug ko nežinau, man trūksta žinių. Taigi juos šitaip galima įtraukti į pamokos temą. Jiems kažką duoti, juos nustebinti, jie tarsi kai ką žino, bet kai ko ir nežino, jiem padėti eiti, padėti keliauti link į gylį tokį, bet juos vesti. Taigi ta stebima dalis tokia ir yra. Galim toliau eiti. Čia aš įdėjau pavyzdį. Paprastai tai yra tekstas arba sakiniai su kokiu stebimu kalbos elementu, žodžiu junginiu ar sakiniu. Ir štai čia, pavyzdžiui, yra 2 nuotraukos ir vienas sakinys. Michael su gimimo diena sveikina Jane ir prašoma, kokias galūnes pridėtumėt svetimvardžiams, kad sakinys būtų vienaprasmis. Ir jeigu jūs pridėtumėte prie Michael vardininko galūnę, Michaelas su gimimo diena sveikina Jane ir Jane čia nosinę parašytumėte, nosinę, tai tada suprastume, kad tinka pirmoji nuotrauka. Bet jeigu jūs pasakytumėt, kad Michaelą su gimimo diena sveikina Jane, štai pakeistumėte daiktavardžių linksnius, sukeistumėte vietomis ir pasikeistų sakinio prasmė. Matytume, kad jau tinka antroji nuotrauka. Ir čia labai tada vaizdžiai galima paaiškinti, kodėl lietuvių kalboje yra žodžių tvarka laisva. Kodėl galima objektą pasakyti pradžioje, ko negalima, pavyzdžiui, anglų kalboje. Ir vaikams bus, aišku, tada labai įdomu įsitraukti ir aiškiai suvokti vaidmenį, galūnės vaidmenį, kodėl mums reikia visus svetimvardžius adaptuoti, kodėl juos reikia įforminti, kam reikia tų galūnių. Ir čia visada stebime dalyje, matome, yra klausimai, paprastai tai yra 3 klausimai, kurie padeda pamažu įeiti į temą. Toliau einam. Toliau. Pavyzdžiui, apie citatas. Ankstesnė skaidrė gal galima. Kalbant apie citatų skyrybą, aš čia parinkau tituluotą vyrą. Taip? Ir keliamas klausimas, pasakykit, ką manote apie šį tituluotą vyrą, kuo jis išsiskiria iš kitų. Kaip ši saviraiška atskleidžia jo asmenybę ir kokie pranešimai apie jo pažiūras, galimas vertybės, pomėgius yra siunčiami aplinkiniams. Taip irgi provokuojantis klausimas, mes dabar tituluotų žmonių matome vis daugiau, galbūt tie pranešimai skirtingi, bet šis žmogus neatsitiktinai pasirinko tokią išvaizdą, taip, nes jis yra kompozitorius ir 2013 metais, man atrodo, jis kandidatavo į prezidentus. Taip. Tai žmogus, kuris pasisako už toleranciją, už žmogaus teisės ir jam atrodo, kad tituluotė skatina didesnę toleranciją. Tai toliau reikia perskaityti citatas ir yra duodama daug citatų. Išsirinkite vieną tinkamiausią, kurią remtumėtės, jei reikėtų jums rašyti rašinį apie išskirtinės asmenybės saviraišką ir jos stilių. Ir savo pasirinkimą pagrįskite. Taigi matome tam tikras citatas įdėtas. Toliau eina. Čia ir yra pavyzdys iš aiškinamos teorinės dalies, tai yra rišlus tekstas ir jis yra dažnai lydimas įvairių lentelių. Čia aš paėmiau šitą lentelę iš ankstesnio vadovėlio, nežinau, kaip atrodys
dabar maketuojamas yra vadovėlis, neturiu aš paskutinės versijos, todėl negalėjau čia jums parodyti vizualiai, bet tai yra pagrindimas tam tikrų žinių. Gerai, toliau. Ir įtvirtinama dalyje, tai yra tam tikrai pratimai, užduotis, klausimai teoriniai medžiagai atpažinti, įtvirtinti ir vartoti. Ir štai matome įtvirtinamą dalyje, staiga ir yra šitas 2013 metų Čekijoje prezidentus kandidatavo originali asmenybė nuo galvos iki kojų, tatuiruotas vyras Vladimiras Franzas. Ir galima paskaityti, ką jis mano, ką jis kalba, koks jo požiūris. Ir štai čia jau įvedama apie ieškoma citatų šitame pranešime, perfrazavimo vietų ir prašoma taip pat aptarti skyrybą, tiesiog įsižiūrėti. Tai paprastai tai yra šitie įtvirtinami pratimai, taip pat jie yra iš eilės daromi. Pirmasis toks daugiau įsižiūrėjimas, antrasis yra jau, pavyzdžiui, čia prašoma šitas citatas, kurios buvo stebime dalyje, jau įtraukti į tekstą. Taigi jau kažką veikti su duota medžiaga. Ir trečias pratimas, trečia užduotis, internete, žurnaluose raskite medžiagos apie vyrų ir moterų drabužių stilių ir pasirinkite 3 skirtingų autorių citatas ir sukurkite trumpą tekstą. Derinkite citavimą, perfrazavimą, komentavimą ir tiesiog jau moksleivis įtraukiamas į darbą, į kūrybą. Toliau einam. Tai tos vadovėlio užduotis, čia, kaip aš jau ir minėjau, galbūt labai panašios, jau ką sakiau, panašiai surašyta. Bet man labai svarbu, kad viena skiltis skatina išbandyti naujų kalbos technologijų teikiamas galimybės. Taigi, nepamirškime, kad tikrai mums daug sukurta, lietuvių kalbai sukurta daug įrankių, daug palengvinimo. Ir jau dirbti su lietuvių kalba, nustatinėti kalbos dalis, sakinio dalis, ar kirčiuoti, ar žodžių reikšmės nustatyti, ar sukurti jas, tai galima išbandyti visas tas technologijas, tai tartuvą, morfologinę notatorių, kirčiuoklę, vertyklę, tekstynus, naujažodžių duomenynus. Ir dabar pastebėjau, kad jau puikiai veikia, dar ne viskas dar, pavyzdžiui, kalbos patarimais domėjausi, tai e-kalboje, informacinėje sistemoje, išteklių informacinėje sistemoje yra tikrai labai daug sudėta žodynų, duomenų bazių, žodžių darybos vedlys ir kalbos patarimai. Dar ne viskas baigta, bet vyksta nuolat atnaujinimas šitos informacinės sistemos ir joje galima labai daug vertingos medžiagos rasti. Ir aš manau, per visas pamokas, tegu moksleiviai naudojasi šitą informacinę sistemą. Kalba. Toliau eikim. Tai, pavyzdžiui, vieną užduotį įdėjau su naujažodžiais. Tiesiog remdamiesi apibrėžtimis rašykite į naujažodžius praleistas raides. Tai nereikia imti tų senų, labai atsibodusių žodžių, kurie paprastai ten šala, bala, ąžuolas, asla duodami. Jau dabar galima iš naujažodžių žodyno duoti be galo daug žodžių ir matysime, kad pratęstuvės, pavyzdžiui, tęsinys, ar ne, reikia jaunosinės, ar ilgosios, trumposios. Visas tas žinias gali moksleiviai jau taikyti su naujažodžiais. Taip, ir galima kviesti tada atlikus užduotį, paaiškinti naujažodžių darybą, rašybą, galima pasitikrinti,
tartuve, galima sukurti patiems keletą naujažodžių su apibrėžtimis ir tuos naujažodžius pateikti klasiai, pasiūlyti tai pačiai informaciniai sistemai e-kalba, ten galima ir įvairius pasiūlymus siūsti, tai galima suorganizuoti. Taip pat visa klasė gali surinkti tam tikrus pasiūlymus ir juos siūsti, taip bus taip pat ugdomas aktyvus dalyvavimas, pilietiškumas, moksleivių įsitraukimas į naujažodžių kūrybą, nes mes šiais laikais nieko daugiau ir nedarome, kaip tik kuriame tuos naujažodžius naujom realijom atsiradusiom. Ir ypač vertėjams, tie, kurie verčia, tie, kurie skaito literatūrą užsienio kalba, jie kartais sako, o kaip lietuviškai pasakyti, žinau, kaip angliškai, bet kaip lietuviškai. Tai va, tas pajautimas, ta pajauta žodžių darybos, jį padės čia geriau orientuotis. Toliau galim. Toliau kitą skaidrę, prašau. Va, štai ir čia su naujažodžiais, kaip atrodo tas reitingavimas, apklausos surengimas. Tiesiog, kaip atrodo. Dabar kirčiuoklis. Tai yra elektroninė kirčiavimo programa ir joje galima matyti, čia aš įdėjau žodį dovanos arba dovanos. Kaip matote, jeigu jūs sukirčiuotumėt tik vieną, paprašytumėt kirčiuoklio sukirčiuoti tik vieną žodį, jums pateiktų visą 8 variantus, ar ne, kirčiavimo. Aišku, čia kirčiavimo daug nesiskiria arba pirmasis arba paskutinis skiemuo, bet matome, kad šitie įrankiai susiduria su daugiareikšmiškumu, kad dovanos gali būti ir vienaskaitos kilmininkas, ir dovanos gali būti daugiskaitos vardininkas, ir šauksmininkas, ir gali būti būdvardis, ir gali būti veiksmažodis, ar jis man dovanos dovana. Taip, tai matome, kad galimybių čia su šituo vienu žodžiu yra labai daug, bet laikui bėgant, jau dabar aš patikrinau tai, ką anksčiau dariau, kokius tam pratimus dėjau, jau kirčiuoklis patobulėjęs, jau jis daugelio klaidų nedaro, tačiau nesukirčiuoja naujadarų, naujų skolinių, tarptautinių žodžių tam tikrų, tikrinių pavadinimų. Taigi tai, ko neįvedėm į tą sistemą, to ir kaip rezultato suprantame ir negauname. Bet pagalba čia yra nuostabi ir aš visada visiems rekomenduoju, pavyzdžiui, jeigu jūs turit pranešimą ar reikia įgarsinti tekstą, tai kirčiuoklių būtinai reikia sukirčiuoti ir jokio vargo, jokios problemos neturėsime. Tik tam tikrais atvejais, va kaip šiuo atveju tas dovanos ar dovanos, jeigu pamatystume kažkokią klaidą, tai reiktų atitaisyti ją. Tai abejotinais atvejais pasitikrinti. Taigi yra daug užduočių vadovėlyje, kurios moko pasitikrinti. Ir nereikia bijoti kirčiavimo pamokų tokiu atveju mokytojams, nes aš kiek žinau, mokytojai labai dažnai, kirčiavimas praleidžiam, tai yra sunkios tam tikros temos, ar ne, kurių ne kiekvienas mokam idealiai kirčiuoti, tą žinom. Tai čia tiesiog reikia mokytis pasinaudoti esamomis galimybėmis. Taigi šita programa. Ir tada žinosime, kad stovi aukštai, bet aukštai egliai reikia kažko, taip, ir 3 aukštai. Matot? Aukštai, aukštai ir aukštai. Galime žodį sukirčiuoti trejopai, bet viskas priklauso nuo konteksto. Todėl visada sakau, kad labai svarbu kontekstas, geras tekstas, kad įdomu būtų skaityti tą temą ir tada galima kirčiuoti ir pastebėti tam tikrus atvejus.
Taigi, gerai, toliau eikime. Toliau gal galima. Taip. Štai morfologinis anotatorius. Morfologinis anotatorius automatiškai vienu paspaudimu mums tekste gali pasakyti visą informaciją apie kiekvieną žodį. Bet jau kaip kalbėjom, jeigu susiduriam su tuo daugiareikšmiškumu, tai kartais informacijos padaugėja, gali būti 2 variantai. Tai kas belieka, tai tik atsirinkti kurį variantą. Pavyzdžiui, šitas. Ar tai yra vienaskaitos vardininkas, ar tai vyriškosios giminės, ar moteriškosios giminės daugiskaitos galininkas. Ir pagal kontekstą. Čia būtent prieš tai buvo duodamas tekstas ir tekste reikia rasti, kuri anotatoriaus pateikta žodžio analizė atitinka teksto kontekstą. Kontekstą, kas atitinka. Bet matome, kad jau nebereikia žmogui nustatinėti visko, ten ar moteriško, ar vyriško, linksnis, visą tai, ko mes mokėme, dabar vienas mygtuko paspaudimas ir morfologinis anotatorius tą padaro, tą atlieka. Ir morfologinis anotatorius mums parodo ten, kur įvyksta tam tikros kažkokie nesusipratimai, klaidos, dėl to kartais netobulai išverčiamas tekstas, būtent dėl šitų žodžių ar jų formų daugiareikšmiškumo. Atsiranda klaidų tam tikrų, nesusipratimų. Taip. Bet įvertinti reikia šitą pagalbą ir mokyti iš kitos pusės. Nenustatyti tam tikras formas, bet turint visą informaciją, atrinkti, parinkti. Taigi jau kitokios užduotis negu tradicinės, netradicinės. Toliau, prašau. Čia yra užduotis, kur kviečiama tekstynų pasinaudoti. Arba dabartinės lietuvių kalbos, arba lygiagrečiuoju tekstynu. Taip pat galima labai įdomių užduočių sugalvoti. Šiuo atveju čia išrinkite sakinių, kurias vartojamas jungtukas ir ką jis jungia. Ir raskite pavyzdžių su vienarūšėmis gali jungti, su sudėtiniu sujungiamuoju arba priduriamuoju sakiniu. Taigi mes gauname visą ten, sakysim, puslapį arba ten labai daug pavyzdžių ir tiesiog mums reikia atrinkti tam tikrų iliustracijų. Ir jums taip pat siūlau tekstynų naudotis dažnai, nes mes turime tą aplinką, žodžio aplinką, kurioje galime matyti kolokacijas iš vienos ir iš kitos pusės. Mums trūksta žodžių, trūksta kaip įsireikšti kartais ieškom sinonimų. Tai tekstynas čia irgi vienu paspaudimu gali duoti be galo daug variantų ir aš su vertėjais daug dirbau, tai vertėjai labai patenkinti tekstynais, nes automatiškai tu matai, kaip pavyzdžiui išversti žodį, automatiškai matai be galo daug pavyzdžių ir tai papildo žodyną. Ir galbūt tai yra gyviau, nes tai yra kontekste, visi pavyzdžiai yra kontekste ir dar geriau kartais negu žodynas. Taip, toliau prašom. Na, čia turbūt pavyzdys, kaip kviečiama savo nuomonę pasakyti. Čia apie Škėmos žilvinėlį ištrauką nagrinėjo moksleiviai ir paskui jau pagalvokite, kodėl žmonės stato dangoraižius, savo nuomonę pagrįskit, galima remtis teiginiais ir pateikiama tam tikrų teiginių, ar tai norima iš puikybės užkopti į tą, čia, žodžiu, įvairios interpretacijos nuomoniai reikšti, diskusijai, tam tikrai, kad užsimegstų diskusija. Taip, ir turtinti žodyną taip pat, nes tai, ką mes gaunam, tą temą, kurią mes paanalizavom, pačiupinėjom, kažkaip labai man norisi visada, kad ta tema ar truputį pakalbėtų mokiniai, ar padiskutuotų, ar kažką parašytų, nes jie tarsi prisikaupia žinių kažkokių, ar ne, ir norisi, kad jas realizuotų.
įgyvendintų. Tai dėl to tokių užduočių visada yra. Toliau, prašau. Taip, ir čia pavyzdys, kaip susiskirstyti poromis, dviese su draugu parašykit 5 verslo ar mokslo sumanymus, ką norėtumėt sukurti, kokią idėją įgyvendinti, ar atidaryti kačių kavinę gyvūnų mylėtojams, ar eksportuoti šokoladinius sūrelius į Kiniją ir sukurti kokį nors ypatingą prietaisą. Ir tada tai, ką turėjo, pavyzdžiui, priduriamuosius sakinius arba sujungiamuosius jungtukus, tai turi pavartoti savo tekste. Prašau, toliau. Toliau, prašau. Ir paprastai yra apibendrinamoji dalis, tai yra pratimai teoriniai medžiagai pakartoti, apibendrinti, ir užduotis ir klausimai kviečiantys suvokti tekstą, diskutuoti. Tai čia apie tą stilių, kai mes kalbėjom, tai turbūt čia yra tos apibendrinamosios dalies tekstas apie stilių, ne tik merginom, bet ir vaikinams yra skiriami tekstai, nes ir jie turi ugdytis taip savitą aprangos stilių, tai teiginių sąrašą, tada čia remtis reikia kviečiama kažkokio profesionalo žodžiais. Tai visada yra tekstas, kuriame mes matome, kaip visa tai įgyvendinta, ir paskui prašome jau to paties jau savo tekste arba perrašant tekstą, perfrazuojant dalimis tam tikromis. Ir visada galima rinktis vieną užduoties variantą ar kitą. Galima, gabesni mokiniai gali visą įgyvendinti. Gerai. Toliau tada. Ir skyrius paprastai baigiamas apibendrinimu ir kviečiama visada įsivertinti, kaip sekasi bendradarbiauti, dirbti, kaip sekasi tuos visus įgūdžius rezultatus pasiekti, taip įgūdžius visus įtvirtinti, ir ko trūksta, kokių gebėjimų reikia, kokius gebėjimus reikia toliau vystyti. Taip. Tai taip maždaug atrodo apibendrinamosios užduotis. Ir toliau, prašau, skaidrę. Tai aš manau, kad vadovėlių galima kūrybiškai naudoti, jis padės tikrai sklandžiai organizuoti mokymosi procesą. Turite, galvoju, kitokių pratimų negu yra internete, nes internete dažnai tik užpildyti tarpus reikia, tik kažką įrašyti, o čia yra kviečiama tokiam įsigilinimui, didesniam įsigilinimui tiek į temą, tiek į gramatinį reiškinį kontekste. Toliau, prašau. Ir aš manau, kad kalba ir mąstymas komunikacija yra neatsiejami, ir tokių principų ir rengiau vadovėlius, priemonę 10-okams ir jums, to pačiu jums, mokytojai. Tai labai ačiū. Ačiū labai autoriai už pristatymą tokį išsamų. Tai pažiūrėsim, ar turim klausimų. Taip. Matau, čia, kol mes bendravome, užsimezgė tokia nemenka diskusija. Galima ją pasižiūrėti čiato srity. Aš trumpam sustabdysiu ekrano dalinimąsi, tada man bus paprašiau pasižiūrėti klausimus. Taip, matau klausimą. Kadangi kalbate apie citatas, noriu paklausti, kaip rašomi epigrafai, kabutėse ar ne?
Gal autorė galėtumėte atsakyti? Nežinau, reikia žiūrėti. Žiūrint kaip, aš nežinau, apie ką kalbam, tą epigrafą. Kaip mes jį pateiksim, man atrodo, kad nereikia nieko. Galima šriftą keisti, galima, nu tai įvairiai čia priklauso nuo kaip atrodo vizualiai. Šiais laikais dizaineriai, jie labai pasinaudoja tomis progomis, kad gali, pavyzdžiui, pakeisti šriftą, kažką išryškinti, parodyti, tai nežinau, koks čia yra konkretus pavyzdys. Taip, tikriausiai pasakyti. Taip, čia viskas priklauso nuo to, kaip mes galim net ir iš mažųjų raidžių rašyti, net ir vardus, ir daug laisvės. Iš tikrųjų, ką noriu pasakyti, tai kad reikia, kartais mes sėdime tokiuose vėžėse, sustingę ir labai bijome laisvai elgtis. Jau kiek metų esame nepriklausomoje šalyje ir negalime visada norėti, kad viskas būtų taip, kaip pagal taisyklės. Tai taisyklių laužimas taip pat yra labai geras dalykas kartais. Ir tą mėgsta dizaineriai, ir maketuotojai, ir mokiniai, kurdami tekstus. Ačiū Jums už atsakymą. Dar matau, kad Nijolė norėjo paklausti klausimo gyvai. Tai ar Nijolė dar klausite? Aš paspaudžiu, kad galėtumėt kalbėtis. Nijolė Berdikšlienė. Tai jeigu norėtumėt paklausti klausimo gyvai, jums tiesiog reiktų įjungti savo mikrofoną ir galėtumėt paklausti. Matau, kad galbūt jau klausimo nebebus. Tai aš padėkosiu labai Jums už pristatymą ir mes tęsime savo webinarą. Tai tiesiog jungiu tuomet sekančias skaidres, prisijungia Saulius Žukas pristatys toliau, o Juditai labai noriu padėkoti. Jeigu turėsit kažkokių papildomų klausimų, mokytojai, kurių nespėjote paklausti, galite visą mums rašyti projektai@elankos.lt ir mes būtinai atsakysime, arba perduosim klausimą autoriai ir galbūt jinai galės paskui atsakyti. Taip. Gerai, ačiū Jums. Ačiū Jums. Taip, o aš dabar toliau dalinuosi ekranu ir pradėsime nuo jau kitų mūsų skaidrių. Taip, literatūros. Galiu kalbėti jau? Taip, pasidalinu pilnu. Taip, tai man realiai reikės tik tai turinio, bet aš tada pasakysiu, nes ten turinys per kelias skaidrės. Tai laba diena, čia netiek jau daug to laiko liko, o mes norim pasidalinti dar savo laiką su Nijole Šervenikaite. Tai iš pradžio aš truputį pašnekėsiu, o po to jinai įsijungs. Dabar ta diskusija ar tas klausimas Juditai dėl epigrafų, tai turbūt jis nėra čia kažkokio absoliutaus reguliarumo. Jeigu yra epigrafas kursyvų, tai jau faktiškai kabučių nereikia. Jeigu epigrafas paprastų šriftų, tada reikėtų kabučių, bet kartais epigrafai būna paties autoriaus sugalvoti ir siūlomi, tai tada aišku jokių kabučių. Jeigu yra kieno nors mintis ir po to parašyta kieno čia mintis, tai arba kursyvų, arba kabutėse. Aš remiuosi grynai analogiją kitos srities, bibliografinės srities. Juk gali būti knygos aprašas, knygų apraše
knygos pavadinimas arba kabutėse, arba kursyvu. Tada kabučių nereikia. Tai, žodžiu, čia turbūt kokiu nors būdu išskirti ir kad būtų aišku, kad tai yra ne autoriaus žodžiai, o vat, to žmogaus, kuris yra cituojamas žodžiai. Gerai, tai čia tiesiog reagavau, kad mačiau nusivylęs laiškelis dėl atsakymo, tai todėl įsijungiau. Tai dabar aš norėčiau pradėti kalbą apie literatūros vadovėlį. Ir, kaip sakiau, čia įsijungs Nijolė Šervinikaitė, tai aš tokia truputį greitakalbę, keletą tokių svarbesnių dalykų ir atkreipdamas dėmesį į tai, kas vadovėlyje bus truputį kitaip, negu buvo anksčiau, nes pats medžiagos korpusas, čia jeigu palyginsime programas, tai šita 10 klasės bent jau pirma, bet galima sakyti ir antra dalis, visas 10 klasės programos blokas galbūt mažiausiai keitėsi lyginant su ankstesnėmis programomis. Bet kadangi atsirado galimybė peržiūrėti vadovėlius, nors jie nebuvo senai rašyti, čia prieš 5-6 metų mes juos buvom perrašę jau vieną kartą. Ir todėl atsiradus galimybė mes tikrai daug ką taisome. Keletas tokių pačių bendriausių pastebėjimų. Ir tarp kitko, tas mūsų naujųjų vadovėlių rašymas, jis tokio yra, sakyčiau, diskusiniai erdvėjai. Ir mes ir tarpusavį autoriai, ir tarpusavį, ir, taip sakant, tardamės ir su mokytojais, nes mokytojai čia daugiau ar mažiau dalyvauja, nes turime, šiuo konkrečiu atveju yra kolegos lituanistai, kurie tokie kaip ir nedidelė grupelė, kaip ir fokus grupė, su kuriais aš tariuosi, bet greta to yra dar vienas svarbus blokas, tai kiekvienas literatūros vadovėlis turi po 3 recenzentus ir mes recenzavimo procesą leidykloje į jį, bet jau iki šiol žiūrėdavome pakankamai rimtai ir mums būdavo svarbu kritinis požiūris ir po recenzentų pastabų gana daug yra taisymų. Tai taip, kad noriu pasakyti, kad mūsų tas toksai visas šitas, net ir jei turim prieš akis tą patį tekstą, tarkim, Antigonės tragedija Antigonė, ar ten Biblijos kažkokį, kurią nors ištrauką, ar Homero, galbūt tas pats tekstas yra kaip ir ankstesniam vadovėlį, bet jo aptarimas, jo aprašymas, klausimynas daugeliu atveju yra pasikeitęs. Bet iš karto atkreipiu dėmesį į vieną dalyką. Mes duodame mokytojams pasirinkti. Tai pavyzdžiui, šiame vadovėlyje yra ir Aeschilo prikaltas Prometėjas, ir Sofoklio Antigonė. Aš nežinau, ar liks visas prikalto Prometėjo tekstas, nors jis yra neilgas, o sunkiau gaunamas, bet Antigonės tekstas yra faktiškai visas. Ir aš manau, kad jeigu čia užteks vietos, tai mes sudėtume ir Prometėjo prikalto Prometėjo visą tekstą. Bet tai anaip tol nereiškia, kad mokykloje reikia abu skaityti. Pasirenkamas vienas, kaip ir programai parašyta, vienas kūrinys. Tai vienas kūrinys ir, sakyčiau, ir kitais atvejais, viena ištrauka galbūt, tarkim, Iliados yra kelios ištraukos. Tas, kas mokytojui atrodo įdomesnis, kurį ištraukia įdomesnė, galbūt ir moksleiviai, kurie lengviau perskaitytų, aš sakau lengviau, nes tai yra nelengvas tekstas, tai taip, kad įsivaizduoju, kad pilnai užtektų vienos Iliados ištraukos, kokios nors giesmės ištraukos, vienos Odisėjos ištraukos, jeigu yra galimybės paskaityti daugiau, tai yra puiku. Tai pabrėžiu,
Tai, kas sudėta vadovėlį, nebūtina visko išeiti. Mokytojai renkasi. Lygiai tas pats liečia ir mūsų siūlomą klausimyną. Reiškia, be to, kad mes atsižvelgiam į programos siūlomus kūrinius ir taip šiek tiek ten, sakykime, tą kontekstą galbūt kažkiek perrašom, kažkiek tikslinam, kažkiek paprastinam. Kažkiek paprastinam, iš tikrųjų mes jau turim šiokią tokią patirtį ir mokytojai yra sakę, kokie galbūt ten citatos ilgesnės, kurios nelabai, taip sakant, mokiniams šitos 10 klasės įkandamos, tai jų atsisakom ir taip toliau, bet reiškia greta to parinkimo, tų tekstų, mūsų dar vienas uždavinys, kuris yra nuolatinis, tai mokyt atidžiai skaityti literatūros kūrinį, ar šiuo atveju ištrauką, ar visą kūrinį, ar ten eilėraštis, ar proza, ar drama neturi reikšmės. Ir šitas atidus skaitimas, kuriuo mes vedam link analizės, taip sakant, čia atitinka reiškia tą patį analizę ir interpretaciją, tai taip sakant, vedam prie to, kas aktualu šiandieninėme egzamine, kai bus ir kūrinių interpretacijos ir tie probleminiai klausimai remiantis kokį nors kūrinį arba jo ištrauką. Yra pateikiama vienas kitas ir siūlymas patiems interpretuoti ir viena kita ta kūrybinė užduotis rašyti rašinį pagal šitą jau probleminius tos aspektus, kurios nors ištraukos. Jų nėra daug, bet vis dėlto, reiškia, mes jau šitos dalykus apie tai kalbam, o galvoj tai turim visą laiką. Reiškia, 2 aspektai. Pirmas, kad jūs pasirinkt turit, o antras, žinokit, kad ką be pasirinktumėt, mūsų tikslas, kad mokytumėtės atidžiai skaityti. 9 klasės vadovėliuose to nebuvo ankstesnėse programuose, yra daugiau dėmesio skirta žanrams. Ir žanrai šiuo atveju aptariami, ten plačiau, siauriau, taip toliau, bet jau su irgi tokiu įsivaizdavimu, kad remiantis tą žanro aprašymais galima būtų mokytis analizės ir interpretacijos dalykų. Ir dabar mes čia turėjom visiškai neseniai su 12 klasių mokytojomis tokį pokalbį. Tai aš, taip sakant, pirštu rodžiau, pasižiūrėkit, kas yra ir 9 klasė jau apie ten, pavyzdžiui, eilėraščio skaitimą, kokie žingsniai turėtų būti. Nebūtinai visi tie žingsniai, kurie yra nurodyti, ne visuomet tai yra aktualu viskas, bet tai yra mūsų svarbiausias dalykas. Kai kurie tekstai yra su truputį didesniais klausimynais. Tai pavyzdžiui, šitoj daly, kur Odisėjo ir Iliados ir Homero, reiškia, aptarime, iš Iliados tas epizodas, kuriame yra Hektoro ir Andromachės pasimatymas ir pokalbis. Šitas visas epizodas, ten jis yra truputį platesnis, ne vien tas jų konkretus pokalbis, bet reiškia, prasideda nuo to, kaip Hektoras grįžta iš mūšio lauko į Troją ir baigėsi tuo, kaip jisai su savo broliu Priamu grįžta į mūšio lauką. Tai per visą šitą netokį ilgą epizodą labai daug kas, taip sakant, įvyksta, labai daug veikėjų pasirodo ir galima, taip sakant, apibrėžti, apibūdinti jų ir santykius ir visą kitą. Ir šitoje ištraukoje labai daug matome aktualių
matome aktualių apskritai Homerui tokių poetinių dalykų. Tai ir tie nuolatiniai epitetai, tai yra išplėstiniai palyginimai, tai yra veiksmo stabdymas, nors yra pabrėžiama tekste, kad skuba, kad Hektoras skuba, jo ten motina su kitom moterim bėga ruošti aukojimo Atėnei. Ir visą laiką tas bėgimas, tempas tarsi išlaikomas, bet kai tik tai prasideda kalba, tai monologas ilgas, teatrališkas, kai tik tai prieinam prie kažkokio konkretaus dalyko, nu ten Hektoro šalmas, ietis ar dar kas nors, sustojama, ilgiausias, taip sakant, aprašymas, detalus aprašymas. Ir čia yra viena iš svarbių, apskritai Homero kūrybos, to pasaulio toks svarbus bruožas, kad dėmesys tam atrodymui, išoriai, vaizdui ir tos net ir jausmai reiškiami, tai ten juokiasi, už rankos paima, verkia ir taip toliau, nesigilinama į žmogaus tą vidinį pasaulį, fiksuojamas tas išoriniai to jausmų pasireiškimai ir taip toliau. Ir dar vienas dalykas, visas tas vizualumas, sakykime, visos tos antikinės, šiuo atveju kalbam apie Homero aprašyto pasaulio, tą visumą, jo tas vizualumas, jis dar susijęs su grožėjimusi. Reiškia, pasakotojas, kalbėdamas net ir apie tragiškus dalykus, jis sugeba rasti tokį aspektą, kad kuo nors pasigrožėtų ar būtų kas nors gražaus. Priamas, kuris raginamas eiti į mūšį, nedelsti, jau jis toksai apkaltintas ir savo žmonos Elenos ir Hektoro raginamas ir toks išbartas, kai jisai bėga jau apsivilkęs šarvais, užsivilkęs šarvus, nori pavyti jau Hektorą eiti į mūšį, vėl sustabdoma viskas, vėl gėrimasi, koks jisai gražus, jis lyginamas su žirgu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ta prasme, toks vienoj šitoj daly, vienoj šitoj giesmė, arba šitoj netgi ištraukoje, ten yra ir pateikta ir daugiau tų klausimų, tu tikrai gali pajusti pačią tą esmę, kaip kuo alsuoja, sakykime, kaip sukurtas tas antikinis pasaulis, kaip aprašomas tas antikinio autoriaus Homero įsivaizduojamas pasaulis. Ir ten dar yra vienas labai svarbus dalykas, čia galbūt būtų kalba apie antrąją, mano labai rekomenduojama, antrąjį epizodą, kai tai Hektoro ir Achilo kova ir tas Hektoro žūtis, kada tokia tikrai dramatiškas momentas. Čia kaip tik prašo duokit turinį. Mums gerai, kolegė? Tai antroji ištrauka yra kaip tik apie šitą kovą Hektoro ir Achilo. Ir ten yra tas epizodas, kada Hektorą paragina stoti į kovą dar vieną kitą, laukit čia, ne, tvarkoj, atgal, tvarkoj, čia. Jį paragina stoti su Achilu į kovą pasirodęs brolis, išėjęs iš Trojos, pro Trojos vartus, nustebęs Hektoras, kad brolis čia pasirodė. Ir brolis sako, tu mesk ietį, aš tau duosiu kitą, ir taip sakant, tu jau kaukis su Achilu. Ir kada jau Hektoras meta ietį, atsisuka paimti antrą ietį, mato, kad ten nieko nėra, vadinasi, brolis buvo netikras, tai buvo apsimetusi Atėnė, ir ta prasme Hektoras supranta, kad likimas, nors jis žino likimą, jis pralaimės. Jis jau eidamas į šį
mūšį, jis ruošiasi tai likimo, tai lemčiai, ir kai Andromachė jį dar kviečia, gal tu neik, tu lik, tu esi pasmerktas, jis kalba apie garbę, bet apie garbę čia Nijolė dar pridurs, tikiuosi. Tai, žodžiu, tas žmogaus padėtis, tikrai dramatiška padėtis, kai tu net ir nežinai, kas su tavim kalba. Tikras žmogus ar apsimetęs žmogumi Dievas. Dabar šičia aš sustoju, kadangi to laiko nėra labai daug, tai tik tai 2 žodžius dar pasakysiu apie pačią pabaigą. Duokit dar toliau ir paskutinį šitą. Apie viduramžius ir apie Gedimino laiškus. Tai prie viduramžių, kas yra truputį naujo įdėta, šiaip tai Dantės tos dieviškosios komedijos, reiškia, ištraukos ten ir pragaro, ir rojaus, reiškia, ištraukos, ir čia nėra įkelta, bet yra taip pat ir Rolando giesmės ištraukos. Dar čia bus patikslintas tas turinys, bet ten yra. Bet apskritai, kalbant apie viduramžius, ankstesniam vadovėlį jau buvo šnekėta apie riterio tokį kultą ir apskritai apie riterystę, bet kas dar yra pridėta? Šventojo gyvenimas. Ir tas riterystė ir šventojo gyvenimas būtų tokia truputį tų 2 tipinių viduramžių literatūros veikėjų tam tikras ir įtampa tam tikra, ir tai, kad jie yra ir jie yra gana skirtingi. Ten pavyzdys duodamas šiaip tai pavyzdys to šventojo, tai atsivertimas Sauliaus į Paulių, jau žinot, ir čia cituoja jau Nijolė savo daly apie Bibliją, o aš pacituoju šitą Vaišvilko istoriją iš Bychovco kronikos, iš lietuviškos, reiškia, kronikos, tai čia Mindaugo sūnaus Vaišvilko istorija, kuri faktiškai yra, pagal analogiją to biblinio siužeto sukurta ir, kaip sakant, žmogaus atsivertimas. O paskutinį dalyką, ką pasakysiu, dar prie Gedimino laiškų, tai bus gana stambokas blokas, ten 3 eilėraščiai iš Kazio Bradūno pokalbių su karaliumi, taip vadinasi. Ir jis ima, ten eilėraščių ciklas, ar 15 ar kiek eilėraščių, bet čia įdedami 3, ir jis ima citatą iš Gedimino laiškų ir, sakyčiau, polemizuoja su Gediminu, nes Gedimino idėja atvira Lietuva, kvietimas atvažiuoti į Lietuvą ir čia dirbti, gyventi, taip toliau, užsieniečių, o jis būdamas, čia rašytas 73 metais, jis būdamas, tremtis ar buvimas išeivijoje, išvarytas iš krašto, iš gimtojo krašto, jis polemizuoja, ar teisingai buvo Lietuvos istorijoje pabrėžiamas tas atvirumas, kad kviečiam iš visur atvykti, o štai gal reikėjo kažkaip kitaip viską daryti, tada, žodžiu, yra polemika su tuo, sakykime taip, tokiu įprastu naratyvu, kad kaip gerai, kad Gediminas kviečia tuos užsieniečius į Lietuvą. Tiesiog turiu pasirengęs medžiagos, bet nebelieka laiko, tai Nijolė, aš tau bent kiek laiko palikau. Ačiū. Jeigu bus klausimų, atsakysiu. Ačiū labai, Sauliau. Nijolė, kviečiu įsijungti mikrofoną, tada perleidžiam žodį jums. Ar mane girdit? Taip, puikiai girdime. Nes aš čia daviausi 20 minučių, kol vaizdą sugebėjau rasti. Nieko aš nerodysiu, labai stengsiuosi trumpai, tik labai atsiprašau, bet, mano pavardė tai netokia. O kaip? Netokia, kokia buvo parašyta apačioje. Aš labai norėčiau, kad išmoktų nauji leidyklos darbuotojai nurašyti nuo viršelio knygos. Aš tikrai labai atsiprašau, bet drįstu pasakyti tą. Taip, gerai. Taip, mes atsiprašom, būtinai pataisysim. Nes tikrai labai nervina, kai visada iškraipo. Tai
Žodžiu, nu ką, aš čia taip spontaniškai vis tik tai dalyvauju šiandien, bet labai keliom savo įžvalgom ar keliais savo tokiais širdies dalykais norėčiau pasidalinti su mokytojais, kaip žmogus, kuris sėdi su tais vadovėliais prie jų gimimo. Aišku, tai galbūt, pirmiausia, tai labai norėčiau padrąsinti mokytojus, tikrai tai, ką sakė Saulius, nebijoti rinktis, nes, pavyzdžiui, aš esu patyrusi ne vieną kartą šiais mokslo metais, kai man skambina nepažįstami mokytojai arba per leidyklą kažkaip mane susiranda, netgi kai ir kartais klausia dėl tam tikrų klausimų, aš labai reaguoju, stengiuosi greitai susisiekti, bet ir mano draugai, kolegos skambina iš kitų miestų, su kuriais aš pažįstama ir sako, o aš tai neimsiu šagrenės odos. Aš sakau, neimk, aš imsiu tėvą Gorijo, per sudėtinga, čia daug skaitymų, tie ilgiausi aprašymai, arba iš Kauno mano kolegija sako, o aš tai nesiruošiu visai dėstyti to Bulgakovo. Aš dėstysiu Dostojevskį. Niekas jums per galvą tikrai neduos, nepareikš jokio papeikimo, nesvarstys, neduos pastabų, nes kai Saulius čia kažkada užspaudė pačius programos kūrėjus asmeniniuose ir pusiau neviešuose pokalbiuose ir paklausė, kada skaitai ten tą šagrenės odą pats ar pati, tai sakė, o tegul renkasi mokytojai, čiagi neprivaloma. Tai tikrai reikia žiūrėti, aš tai manau, kad mes tikrai turim vieną kartą labai aiškiai pasakyti, kad mes taip pat esam žmonės, kurie galime rinktis, kurie neina pagal nubrėžtą liniją, kurie tikrai iš realizmo gali ir Dostojevskį dėstyti, kam patinka, kas spėjo pasiruošti, dėstyti Meistrą ar Margaritą, kas nespėjo, gal spės po metų perskaitys, be streso. Žodžiu, negalim pasverti, koks autorius yra geresnis, ir vienas ir kitas turi savo labai vertingų, duoda labai vertingų idėjų ir pamastymų, ir tarkim, Dostojevskis galbūt net universalesnis vaikui apie nusikaltimų ir bausmės toj plotmėj mąstyti, Bulgakovas šiek tiek sudėtinga, bet iš viso nežiūrėkit į tai, nes jie duoda tekstų, šitos sąrašus didžiulius, norėjau pasakyti prienietiškai, baisulinius, tie sąrašai tikrai labai ilgi, ir aš nusiunčiau savo būsimom 12-okėm keliom, tai išpūtė akis, sakė, ką jūs čia juokavę, sakau, tai čia pasirinkti reikia. Todėl yra vertingas galbūt mokytojų prašymas parodyti turinį, nes jos norėtų suprasti, jeigu dirbs pagal tą vadovėlį, tai norėtų žinoti, į kokius būtent, į kuriuos autorius orientuoti vaikus, nes visų sudėti joks vadovėlis niekada nesudės. O mes, aišku, orientuojamės į tai, kas yra padaryta, ir į tai, kuo mes galim praturtinti šalia, tarkim, Dostojevskio, ar galim, ar spėjam, ar sugebam įdėti Bulgakovą, nes klausimas, ar spėjam, ar sugebam, irgi yra labai rimtas. Todėl, kad aš labai kovoju, kad profanuoti negalima literatūros, reikia daryti atsakingai, galvoti apie vaikus kaip apie mūsų adresatą, o neišeina. Tai padaryti atsakingai, gerai ir greitai. Čia yra neįmanomi dalykai. Todėl tikrai suprantu mokytojų norą pamatyti turinį, ir tikrai tuos turinius reikia skelbti ir tegul juos orientuoti. Aš ir pati pagal turinį duodu sąrašą, bet tikrai nesijaudinti, nes ne taip lengvai, negreitai nurašyti senus vadovėlius. Senus, sakau, tuos dabar galiojančius dar. Todėl, kad aš pati, pavyzdžiui, su 11-okais pirmos dalies net nebuvau atsivertusi atnaujintos. Dirbau pagal seną, paskui, kai čia turėjau truputį problemų, išėjau su biuleteniu, truputį nedirbau, tai kolegiai netgi sakau, nesuktų galvos. Dirb, todėl, kad visko ten yra to, ko reikalauja, ir ta atnaujinta programa, jinai nesiūlo ko nors tokio naujo, ko mes negalėtume pramokyti. Jeigu tai yra realizmas, tai tikrai nėra didelio skirtumo, ar jie skaitys, nes mano kolegė sako, aš tai dėstysiu Balzaką, aš neturiu laiko, man čia papildomas krūvis, dėstyk, sakau, tu kiek tik nori.
Juk esmė yra ne autorius, bet esmė yra pats rašymas, pats būdas, mąstymo būdas realistinio rašymo, kaip jie mąsto, ko jie siekia. Ir todėl tikrai, mėly kolegos, būkite drąsūs, domėkite, žinoma, ir pavartyt norit, suprantu, mačiau klausimą, bet, žodžiu, dirbkite kūrybiškai, nebijokit, ginkitės, atsiverskit programą ir jeigu atsiras kokių nors priekaištautojų, tai baksnokit, kad yra pasirinkimų laisvė. Nu, žinoma, aš visada sakau, kad ir aš per mažai vartau programą, ir mokytojai per mažai varto programą, bet dabar nuo tos atnaujintos programos gal tikrai ją reikia mažiau vartyti, kad mažiau būtų stresinės patirties. Na, dėl Homero, mes čia tikrai, Saulius užsiminė, tarpusavyje ietis laužėm, kovojom, diskutavom, sakėm, kad gal per daug dedam, gal ne per daug, žodžiu, tikrai susikirto mūsų matymas, nuomonės. Homeras sukėlė daug diskusijų, aš kaip manyčiau, pirmiausia todėl, kad jis yra šiais laikais labai toli nuo mūsų dienų, viena vertus, net ir savo idėjomis vertybė labai toli. Aš paskui duosiu pavyzdį, bet galbūt tai ir gerai, kad labai toli. Ir truputį vaikus šiek tiek kartais, supurto kai kurie dalykai. Ir kitas dalykas, dėl ko mes čia taip diskutavom aršiai, tai, kad tai tikrai labai sunku skaityti. Homerą, kaip ir Donelaitį be abejo sunku skaityti, nes tai yra lėtas skaitymas, o lėtai dabar jau visiškai vaikai nemoka skaityti lėtai, jie moka greitai, todėl kad jie yra pripratę, net vaizdus jie greitai žiūri, jau nekalbant apie skaitymą, jie nori permest akim, o egzametras nepermetamas yra, niekaip nepersimeta akim. Tai va, tos priežastys iš tikrųjų sukelia mums daug keblumų ir problemų per pamoką. Bet aš tai tiesiog pasiūlyčiau pasirinkti, aišku, čia reikia truputį iš vakarų arba kažkada paskaityti, pasižymėti pieštuku, pasirinkti gabaliukus, kuriuos atidžiau skaitysit ir apsiribot jais. O pasiūla labai didelė, tikrai yra. Ir kada skaitai ramiai, garsiai, aš, pavyzdžiui, propaguoju tą skaitymą, arba skaitai ir bandai atpasakot į paprastą tekstą, tai turi keleriopą reikšmę, nes tekstai, vaikas mokosi atpasako taip, kaip rašinys, glaustai 1-2 sakiniais pristatytų ištrauką, tada jie tikrai nustemba, kas ten yra parašyta. Ir va, tas pavyzdys apie garbę, kurią čia minėjo Saulius, iš tikrųjų, pavyzdžiui, mano šiandienos antrokus, jie labai ypač bernai, kada aplinkui vyksta tiek daug karinių konfliktų, skaitydami apie tų laikų prieš kelis tūkstančius metų karus, jie labai nustebo ir jiems atrodė, kaip taip įmanoma. Ir ta vieta, kur Priamas eina pas Achilą permaldauti jo, kad atiduotų sūnaus kūną, tai tikrai daugam liko atminty labai stipriai. Sakė, čia kažkaip tokia ištrauka, kur neįtikėtina yra, kad taip gali būti. Ir va, tas garbės suvokimas, kaip Achilas elgėsi, galbūt tai yra tikrai išgražinta, išdidinta Homero, parodyta tiesiog visoj šviesoj, ne tik daiktas, bet ir žmogaus tam tikri bruožai. Juk žinom, kad garbė antikos kultūroje yra pats svarbiausias dalykas, svarbiau už bet ką, už mirtį, už bet ką. Tai va, Achilas ten tikrai jaučia, jis ten viską padaro ir dovanų duoda, žodžiu, gal net ir taip truputį keista. Na, bet dėl ko, manau, visą tai daroma? Dėl to, kad parodytų, kad vis tik tai žmogus turi išlikti tam tikrų žmogumi, kad garbės reikalas yra. Jisai sako, aš suprantu, kad tu čia pakliuvai ne pats, o su Dievų pagalba. Vadinasi, jis irgi nori išsireikalauti savo Dievų užtarimo ir dėmesio ir kartu žmonių nusipelnyti tos garbės, elgdamasis, stabdydamas karą ir sakydamas, kad tol švęskit gedulą, kiek jums reikės. Žodžiu, tai mano vyriškoji dalis grupės 10-okų labai, jie sakė, kaip taip būti, ir skaitė, ir diskutavo, ir paskui ne vienas norėjo į savo viešą kalbą įtraukti, ne vienas per pupą rašė, lygino, ypač su šių laikų karu,
kada yra absoliučiai jokių nėra supratimo, ne tik kad kare, bet ir gyvenime tas garbės kodeksas neveikia, negalioja, nu tai netiesiogiai susiriša kažkaip tie dalykai ir galima, aš tai nežinau, galbūt ir atrodys gal ir Sauliui per mažai, bet aš manau, kartais užtenka vieno gabalo paskaityti, kad mes perprastume antikinį pasaulį. Ir sakyt, norit, pabandykit perskaityti daugiau. Aš tai sakau, kas perskaitys visą, kas pateikta, viso jau Homero, tai ne, bet kas pateikta vadovėlyje, paklausinėjau, matau, kad perskaitė, tai tikrai rašau ir pažymius, ir skatinu, ir visaip kitaip palaikau jų tą lėtą įskaitymą. Tai va, tai padidės tekstų, šiuo atveju padidės tekstų, kuriuos siūlome skaityti, kad būtų didesnis mokytojams pasirinkimas. Ir tikrai tai nereiškia, kad peržiūrėjo mokytojas, kad oho, ir bandytų neskaitykit visko. Pasirinkit tai, kas jums atrodo svarbu. Odisėjas irgi galima jį aktualinti. Aš su Antika tikrai nedirbu, ta prasme, nerengiu jos, tik tai kai kada mes pasižiūrim vieni kitų. Bet labai daug yra tekstų šiandieniniai mūsų kultūroje, gerų įvairių tekstų apie Odisėją kaip keliavimą, kaip ne vardą, o kaip žmogaus kelionę į save, į savo ieškojimą savo tapatybės. Ir pavyzdžiui, 10-okai pajėgus jau tą suprasti. Ir jie suprasdami visą Odisėjo šitą mitą, suvokdami jo istoriją, Homero, jie kažkaip kitaip tada priima, aš sakyčiau, čia ir yra svarbiausia, ko mes siekiam. Antikos ir Biblijos ženklų atpažinimas literatūroje, publicistiniuose tekstuose, ypač publicistiniuose, nes vis tiek tas tarpinis patikrinimas, neaišku, jis bus, nebus, bet vis tiek jie siūlo nežinomus tekstus skaityti ir pristatyti. Tai va, ta Odisėja kaip kelionė į save, kaip kelionė ne tik namo, vaikams yra įdomi, nes šiais laikais mes iš tikrųjų keliaujam ir, kaip vienas mano sakė, ir ko mes ieškom tam pasaulyje. Nu ir išsiplėtojo diskusija, ieškom patyrimo, ieškom kitokių erdvių, egzotikos, ten ieškom, žodžiu, kažkaip vienaip ar kitaip tikrai galima susijęti tuos dalykus ir ypač kai skaitom tekstus, paskui jau vėlesnių kur kas laikų, kur minimas Odisėjas, tikrai, pavyzdžiui, šiemet labai vaikam buvo įdomios tos skulptūros šito Catalano, gerai čia jau pavardę pasakiau, nežinau, kuris vaizduoja keliautoją visada su bagažu, su lagaminu, žodžiu. Ir tos skulptūros Europoje labai yra paplitusios, daug kur jos stovi. Atsirado vaikų, kurie, jie sako, kaip tai siejasi vis tik tai su kelionė. Nu tikrai, iš vadovėlio iliustracijos kilo didžiausia diskusija, jie suieškojo tų nuotraukų. Žodžiu, ir aš ne tiek daug Odisėjo tekstų ir skaičiau. Filmą jie gali pasižiūrėti. Irgi visai kitaip skaitosi tada tekstas. Yra labai gerų iliustratyvių filmų padarytų tokių, kurie bando atkartoti, parodyti Odisėjo kelionės ir Trojos karą. Tai irgi, sakyčiau, labai, o šiais laikais labai skatina programa medijas įtraukti įvairias. Aš manau, kad reikia nesigąsdinti, o žiūrėti į viską kūrybiškai. Dėl Biblijos. Kai kurios tekstus, Biblijos tekstai beveik visi išliko, pridėjau giesmių giesmės dar vieną gabaliuką, kadangi yra įrašyta į programą. Patį nekalčiausią. Kažkada labai labai seniai, prieš 20 metų, aš jį buvau įdėjus, dabar jau senaties terminas sukako į kitą vadovėlį, bet tai yra toks apmąstytas gabalėlis. Biblijos tekstai patys jie išliko, nes jie beveik visi likę tokie patys ir programoje, bet keitėm tuos metodinę dalį ir keitėm truputėlį, atsisakiau tų tekstų, kurie šiek tiek jau nebeaktualūs, nes Europos Sąjunga, pavyzdžiui, jau yra sena darosi po truputėlį, vaikams atrodo jau yra sena struktūra, mums atrodo dar nauja, mano amžiaus žmonėms, tai keičiau, kurie aktualesni vaikams. Ir aš tikrai su didžiulė baime galvoju apie Biblijos tą skaitymą visada, nes patys žinot, kad čia visada įspėju, kad čia nėra netikybos pamoka ir mes skaitysim kitaip ir mes bandysim suprasti, kodėl svarbu yra
tas tekstas kaip išprususiam žmogui svarbu ir kodėl svarbu, kad literatūrą galėtume skaityti, tai atsiranda Biblijoje bandymas truputį tiems vaikams, kam yra aktualu, kas tokių vaikų nėra daug, bet aktualu, pavyzdžiui, žiūrėti Biblijos tekstą kaip į tam tikrą tekstą, kurie gimsta panašiu laiku, tai yra Homero tekstai arba antikiniai tekstai rašytojų, kurie gimsta panašiai, bet yra absoliučiai skirtingi. Skirtingų kultūrų, skirtingų požiūrių į pasaulį tekstai, atsiranda tokių lyginimų. Vienas čia Saulius siūlė ir aš kai kuriems siūlymams pritariau. Man labai patinka, kada mes kalbam apie palyginimą Naujojo testamento ir apie Ezopo pasakėčią, nes labai sunku išaiškinti 12 klasėje apie ezopinę kalbą, jie kažkaip supranta taip tiesmukai labai. Tai atsiranda tokių jau 10 klasėje tokių pasvarstymų filologinių, kas yra žinoma, nėra blogai, bet jeigu aš dirbu su labai silpnais vaikais, yra tokių grupių, galima juos tiesiog praleisti. O paskaityti tuos tekstus, kurie yra labai aktualūs. Ir, pavyzdžiui, aš pasižiūrėjau, kad Biblijoje kai kurie šiuolaikiniai publicistiniai, kuriuos įdėjau prieš daugiau nei 10, prieš maždaug 10 metų, tai jie dabar yra aktualesni negu buvo tada. Nes, pavyzdžiui, man mokiniai, kurie baigė pernai, sako, tas tekstas apie fanatizmą, tai mokytoja yra žiauriai aktualus ir žiauriai atveriantis akis. Kas dabar vyksta pasaulyje? Mes turim tiesiog karus, mes turim Ameriką su jos problemomis, kurie jos labai akivaizdžios ir mus taip pat liečia, nors mes atrodo, kad tarsi ir ne. Mes turim ir Lietuvoje fanatizmo apraiškų labai daug ir apie tai diskutuoti mielai. Vaikai mielai diskutuoja ir jie galbūt tada geriau supranta ir pačią sąvoką, ir geriau supranta, kuo skiriasi tas fanatizmas nuo tiesiog pasitikėjimo ir tikėjimo. Žodžiu, aš vėlgi grįžtu prie tos pačios temos, kad stengiamės atnaujinti, kad būtų nauda. Iš esmės programa labai menkai pasikeitusi. Vienas kitas kūrinys atsiranda įtrauktas naujas, o visa kita, todėl, pavyzdžiui, nebėda dirbti ir iš senų vadovėlių. Tai nėra blogai. Aš manau, kad jeigu man neleistų ir aš dirbčiau iš tų dabar dar tik baigusių, nustojusių galioti ir dar be galiojančių 10-okam, tai aš manau, kad aš lygiai tiek pat paruoščiau egzaminui, ne ką prašiau, ne nuo vadovėlio priklauso šitie dalykai, nes programa minimaliai, kai pakalbi su kitų dalykų mokytojais, tai sako, oi, tu neįsivaizduoji, perdėta iš esmės programa visa apsukta, perdėta, sukeistos klasės. O pas mus ne, pas mus labai nuosaikiai šitie dalykai padaryti. Tai va, tai žodžiu, jeigu rasit kokių pastabų, netikslumų, tai kreipkitės į leidyklą, mielai leidykla susisieks ir sujungs mus kaip nors arba išspręs kitaip tą klausimą. Mes visada norim, kad mokytojai reaguotų ir iš tikrųjų, kad kuo mažiau mokytam būtų streso ir aš pati linkiu, žinoma, visiems sėkmės. Ir kaip mokytoja noriu reaguoti paskutinis porą sakinių į tik neseniai buvusią diskusiją ir paklausimą dėl šitų epigrafų. Ir čia Saulius sako, jeigu tai yra ne šriftas nepakeistas, tai reikia kabutėmis skirti. Tai vis tik tai aš tik vieną noriu tokį klausimą iškelti. Kodėl mes nenorime laikytis tradicijos? Tradiciškai, žiūrėkit, kaip skiriamos citatos vadovėlyje. Nesiskiria šriftas, o aš dabar atsivertus, net atsiverčiau dėl įdomumo. Nesiskiria šriftas citatų, jis nei pasvirus, jis galbūt ten tik tai šiek tiek pamažintas, nežinau, bet ne todėl, kad tai yra tekstas grožinis, o todėl, kad jis yra, kad sutilptų. Bet pirmiausia, tai mes aiškiai matom, kad užrašas, grafinis pavidalas yra kitas. Kad posmas tai yra jau nebe eilutė ištisinė, bet yra lūžtanti. Kad kiekviena eilutė iš didžios raidės, ten kartais ne, bet kad be skyrybos klaidų, be skyrybos ženklų rašoma kartais kai kada.
grafinis pavidalas tai yra jau yra ženklas, kad tai yra citata. Tai jeigu mes išrašom, kaip išrašomi tie visi epigrafai, pavyzdžiui, Vaičelaičio romane Valentina. Negi patarlę mes imsim į kabutes. Arba patarlės neimsim lietuvių liaudės, o imsim citatą į kabutes. Tai tada nevienoda. Aš manau, kad viskas, kas grafiškai užrašyta, yra kitaip. Ir tai yra epigrafas. Visi akivaizdžiai matom, kad tai yra ne tekstas, ne pavadinimas. Epigrafas turi nuorodą, kas tai yra. Ar patarlė, ar autorius parašytas, ar dar ten kas nors iš Biblijos citata. Niekada į jokias kabutes neimdavom. Kodėl? Dabar čia iš kur ateina šita mada? Iš beraštystės. Iš spaudos beraštystės, iš NŠA beraštystės, iš ministerijų beraštystės, galiausiai iš visur. Ir aš manau, kad jeigu grafinis pavidalas rodo, kad tai yra jau ištrauktas gabalėlis ar eilėraščio posmas, aš tai vaikams žymiu skyrybos klaidą, jeigu Maironio posmą išskirtą kaip posmą, jie dar paima į kabutes. Vadovėlį, sakau, atsiverskit ir pažiūrėkit. Taip, kad mes laikykimės tradicijos ir nesukim galvos. Galbūt ir ne klaida, jeigu yra kabutės, bet aš tai laikau klaida. Nes 2 kartus skirti tą patį dalyką nėra prasmės. Išskirti taip kaip eilėraštis, vat jeigu cituojama iš eilės ir atskiriama brūkšniais, pasviraisiais, tada taip, tada pradžia ir pabaiga kabutėmis skiriama. Tai vat, noriu dalyvauti toj diskusijoje, bet manau, kad reikėtų, kas yra jau nuo seniausių laikų, tuo ir laikytis ramiai ir nesijaudinant. Tai va, tai žodžiu, matau, kad sako, na štai 3 žmonės, 3 skirtingos nuomonės, o kaip per egzaminą. Tai, Nijole, žiūrėk, mano nuomonė tai visiškai su tavo sutampa. Kokiu nors būdu išskirt. Tai grafinis pavidalas jau rodo. Kokiu nors būdu. Sakinys ir parašytas kairėje, dešinėje pusėje atskirai nurodyta, kas tai yra. Patarlė, autorius ar tai jau yra išskirta. Aš dabar per šitą pauzę čia pasižiūrėjau keletą knygų, kur yra ir su kabutėmis, yra ir be kabučių, bet va tai, kaip tu sakai. Žinot, aš kai buvau seminare, kur taisymo rašiniai, ne dabar, seniau, prieš kokius seniai. Tai ten buvo sakoma, kad 2 kartus skirti, laikyti, jeigu vaikas išskiria kabutėmis posmą visą parašytą taip kaip posmas ir dar užvaro kabutes ant grafinio pavidalo, laikyti skyrybos klaida. Dabar atėjo nauji žmonės, bet kodėl aš turiu paisyti tų kvailų naujų žmonių, tie, kurie moko, jeigu jie patys daro rašybos, skyrybos, gramatikos klaidas akivaizdžiai visai Lietuvai ir dabar reikia tiesiog pareikalaut, kad jie laikytųsi tradicijos ir nusispjaut. Nijole, kad tik čia būtų didžiausia problema viso. Taip, tarsi čia būtų didžiausia problema. Uždės kabutės ar parašys ar neparašys. Tai va, bet iš tikrųjų tai reikia, manau, didžiausia problema tai yra mokymas, jeigu mes nesugebam, mes turim 2 galimybės mokytojai. Jeigu Lietuvos mokytojai nesugeba visi kartu 1 valandą išeiti į gatves, nemokam šito padaryti, nes visada yra tokių, kurie gina, prisitaiko, čiulba per internetą, kaip puiku, kaip gražu viskas ir taip toliau. Tai jei to negalim, dar nepriaugom, silpni, tai tada mums reikia ką daryti. Aš tada turiu mokyti vaikus, ne kabutes rašyti, tas nusispjauti yra visiškai, bet mokyti vaikus suprasti, ko reikalauja pavadinimas. Kokį jie surastų, sugalvotų pavadinimą, kad jie tą pavadinimą įveiktų ir atsakytų į temą. Tada man lieka vienas kelias, sunkesnis, sakyčiau, negu išeiti ir pareikalaut kokybės. Bet tada aš einu tuo keliu. Aš kaip žmogus gyvenantis demokratiniai valstybei, dauguma negali, nu ir gerai, nepykstu, visai neteisiu ir priimu, suprantu kolegas labai, bet tada aš turiu mokyti. Tai va svarbiau yra mokyti mąstyti vaikus, skaityti tekstus ir visada sakyti, kad aš atlieku, jūs mokytojai atliekat pagrindinę švietimo funkciją, be jūsų sužlugtų valstybė. Kai jūs šitą suprasit ir sakysit bet kuriam priekaištautojui, gal jie nustos rėkti ant mūsų, vadinti mus mulkiais ten ir krauti visokius darbus. Tai va, tai žodžiu, tik tiek.
Dėkui už dėmesį. Ačiū labai, ačiū už pristatymą, ačiū už diskusiją labai. Turim dar vieną klausimą, į kurį galbūt galėtumėte atsakyti, tai yra, ar vadovėlyje yra užduočių skirtų supaprastinto ugdymo poreikių mokiniams. Galiu atsakyti. Specialiųjų, atsiprašau, Specialiųjų poreikių tikrai nėra, kad būtų pažymėta. Bet aš pati dirbau, antrus metus dirbu su vienu vaiku. Mokykla pas mus sudarė kai kuriem. Keli vaikai yra, kuriem yra reikalingas specialieji, jie yra specialiųjų poreikių. Pagal gydytojo pažymas, gydytojų ten jau komisijos. Ir mes esam sudarę sąlygas ir aš turiu tokį vieną spec poreikių vaiką, su kuriuo dirbu ir tikrai yra problemos didelis. Gal net ne tiek problemos yra mąstymo, bet emocinio lygmenių ir ten neįmanoma. Jeigu nors truputį bandai vestis jį už rankos sudėtingiausiai, ten jau pradeda žodžiu reikšti. Žodžiu, yra problemų. Ir ką aš pabandžiau? Aš pati pabandžiau nieko nedaryti to, kas yra daroma. Tiesiog, kad, pavyzdžiui, mes skaitėm Homerą su juo. Tai ką mes darėm? Aš skaičiau ir komentuojamasis skaitymas buvo. Aš gabaliuką, sakau, dabar mudu paskaitysim, o paskui pažiūrėsim filmą. Tai žinokit, jisai pradėjom žiūrėti, komentuoti, ką žiūrim stabdyti. Tai jisai geriau suprato Iliadą negu mano aukštesnio lygmens vaikai, antrokai, kuriuos aš turiu aukštesnio lygmenių besimokančius. Todėl, kad jisai namie sakė, aš pabaigsiu pats žiūrėti ir paskui jis ten man visokių, ieškokim būdų, kaip pristatyti kūrinį su tokiais vaikais. Nereikia. Ir jis atpasakoja man ir aš jam rašau puikiausiai, ten kokį 7 ar, priklausomai nuo to kaip. Ir atskirų neįmanoma vienam vadovėlį duoti ir aukštesnio lygmens, nes tada labai įsiplečia. Bet yra, jau aš dabar žinau, kad yra pratybų sąsiuviniai leidžiami, aš ten irgi juos išbandžiau, turiu visokių pastabų tiem autoriam, kadangi su spec poreikiais pati susiduriu su vaikais, bet vis tiek yra, jau yra pasiūla. Tai aš manau, kad vadovėlį stenkimės vietoj 5 kūrinių išeiti vieną ir eiti į 2 mėnesius ir nesijaudinti. Aš, pavyzdžiui, kitais metais sakau, jau dabar mes su tavim skaitysim Hamletą, žinok. Nes jo brolis skaitė, sakė, broliui labai patiko. Tai sakau, tu įveik per vasarą bent vieną veiksmą. Papasakosi man, ar supratai, bent vieną veiksmą. Ir aš nemanau, mes jį skaitysim pusę metų ir nematau čia problemos. Todėl, kad su specialiųjų poreikių vaikais jie paprastai nelaiko egzaminų arba paprastai yra atleisti arba laiko kaip specialiųjų poreikių. Aš turiu pavyzdžių, kai berniukas nelaikė nei matematikos, o studijuoja aukštai mokykloje, nes mes nežinom įstatymų. Mums atrodo, kad jeigu vaikas nelaikė matematikos, tai jam užkirstas kelias. Ne. Jeigu jis nelaikė savo noro arba neišlaikė, tai jam užkirstas. Bet jeigu vaikas nelaiko lietuvių kalbos arba jis nelaiko matematikos pagal pažymą komisijos, tai jis tikrai gali, išskyrus Vilniaus universitetą, jisai gali stoti į visas Lietuvos aukštasias mokyklas, nes Vilniaus universitete yra kažkoks kitas tinklelis. Ir jis gali studijuoti įvairias specialybės ir Vytaute, tarkim, kur tikrai daug humanitarinių specialybių pasirinkimas ir studijuoja tas berniukas ir nemokamai studijuoja, nes jam neleidžia jo, reiškia, ką jūs padarysit vaikui, jeigu jis yra disgrafikas. Taigi čia nieko, o jisai viską daro gerai. Ir valstybė dabar apmąstė ir, pavyzdžiui, jeigu jis atleistas pagal pažymą, jam neužsikerta kelias niekur. Čia viskas, tiesiog pasidomėkim dokumentais. Tai tarkim, mano tas jaunuolis, su kuriuo aš dirbu, 10-okas, jis apskritai yra atleistas, tai kodėl aš turiu kankintis ir galvoti, ar su juo išeisiu programą. Tai jeigu mes su juo perskaitysim Hamletą, šiaip ne taip, piešim visokias schemas lentoj, su kuo Hamletas, kas prieš jį, kas už jį. Tai ir yra skaitimas teksto. Ir jam, aš nemanau, kad jis laikys egzaminus 12 klasėje, nes jis žada ateiti 11, bet jis išeis iš mokyklos, gal jis net ir nesimokys toliau. Tai nes tuos spec poreikių irgi pasidomėkim, kokios atsiveria vaikui galimybės ir
ir sumažinkim maksimaliai. Nes spec poreikių labai sudėtinga prie bendro prijungti. Čia reikia vis tik tai trupučiai atskirų dalykų. Aš taip apsiriboju atpasakojimu ir primityvių tekstų rašymu. Primityvių. Vat, o primityvus tekstas mokykliniame egzamine irgi gali būti įvertintas teigiamai. Tai va, tai žodžiu, tokia mano patirtis. Ačiū. Manau, kad tikrai labai išsamiai atsakėte į šį klausimą. Tai labai ačiū už pristatymą Nijolei Šerbinikaitei ir Sauliui Žukui. Aš dar trumpai čia žiūrėjau klausimų mūsų susirašinėjimo skiltyje, klausė mokytojai, kada bus galima pavartyti vadovėlį. Tai vadovėlio šiaip išankstinė prekyba yra jau prasidėjusi internetiniai parduotuviai. Baltos lankos vadovėliai skiltyje parduotuvė. Visi mokytojai turėjo gauti pavyzdinės temas. Į mokyklas buvo vežamos ir pristatomos paštu. Tai buvo pavyzdinės temos, gautas toks plonas pavyzdinis vadovėlis. Kas negavot, būtinai susisiekite su leidykla, mes atsiųsime jums arba atvešime. Taip pat po šio seminaro, norintys gauti pažymą, rašykite į projektai@elankos.lt ir išrašysime pažymas, kad klausėte šį seminarą, webinarą. O šiandien labai ačiū visiems dalyvavusiems ir kviečiame... Labai atsiprašau, dar žinokit, yra klausimas, o kaip planai per keletą kartų, mes negalim nereaguoti mokytojų. Man atrodo, kad tie planai iš esmės, tai kur mes buvom padarę tam tikrus planus 9-10, tai ten tik tai reiktų autorius pakeisti truputį kai kuriuos, iš esmės visas pagrindas tinka, aš reiktų peržiūrėti. Tai nežinau, ar kaip čia mes darysim, čia jau leidykla nuspręs, ar mes naujus planus pateiksim mokytojam teminius, ar ne. Nelabai dabar leidykla ir supranta, kas yra tie planai, kadangi daug kas pasikeitė. Tai aš nežinau, bet šiaip iš tikrųjų tai galima, man rodos, suprantu, kad gerai. Planelis gerai, aš tikrai suprantu, nes aš irgi žiauriai nekenčiu visokių planų daryti. Bet čia jau reikia kalbėtis, kaip leidykla, koks mūsų laikas, mes dar nespėjom su žodžiu. Bet mes pamatėm tą klausimą. Jūs patliūdykit leidyklos darbuotojai, jūs pamatėm. Mes tikrai pamatėm, planus tikrai parengsim ir turėsim, o kai turėsim ir pristatysim mokytojams. O šiandien, kadangi jau tikrai labai užtrukom, turim savo webinarą užbaigti, tai dar kartą labai ačiū visiems dalyvavusiems ir kviečiam į webinarus rytoj ir poryt. Jau galite pamatyti registracijas mūsų internetiniam puslapį Baltos lankos vadovėlis skiltyje renginiai. Tai ačiū labai dar kartą, ačiū Nijole ir viso geriausio visiems. Viso gero, sėkmės. Sėkmės.